Niekada dar nemačiau, kad vienoje scenoje būtų bent jau man tokią viziją susidarę Ozzy Osbournas, DJ Tiesto, jo Frankas Sinatra. Ir aš dabar galvoju, iš Laskvai Mai, man atrodo, vieną sceną. Bet galutinį tašką padėjo Onytė. Ji valdė ir valdo šiuo metu. Labai gerai. Onytė šaunuolė. Viskas super, ypač reperis. Iki šiol, man atrodo, jam dar eina per visus galus. Super. Aš sužavėta mūsų konkurentų pasirodymu, o dabar norėčiau į sceną pakviesti mano komandą 1-5-8-8 super penketuką. Per klausučių lytėlę čiūdra, dralelę. Per klausučių lytėlę čiūdra, dralelę. Bridau gilų purvinėlį vaikukų, oi lelę. Bridau gilų purvinėlį vaikukų, oi lelę. Kad ir gilus purvinėlis čiūdra, dralelę. Kad ir gilus purvinėlis čiūdra, dralelę. Visi graži mergužėlė vaikukų, oi lelę. Graži mergužėlė vaikukų, oi lelę. Mergužėlė, už mane šiūdra, dralelę. Mergužėlė, už mane šiūdra, dralelę. Užlaikysiu gražiai tave vaikukų, oi lelę. Užlaikysiu gražiai tave vaikukų, oi lelę. Neįsipešė į bažnyčią čiūdra, dralelę. Neįsipešė į bažnyčią čiūdra, dralelę. Pakinkysiu tau tėlį čia vaikukų, oi lelę. Pakinkysiu tau tėlį vaikukų, oi lelę. Į bažnyčią vis važiuota čiūdra, dralelę. Į bažnyčią vis važiuota čiūdra, dralelę. 100 kartų išbučiuota vaikukų, oi lelę. 100 kartų išbučiuota vaikukų, oi lelę. Per klausučių lytėlę čiūdra, dralelę. Per klausučių lytėlę čiūdra, dralelę. Bridau gilų purvinėlį vaikukų, oi lelę. 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 Man įdomu, ką komisija galvoja apie mano komandos pasirodymą. Pirmiausia, noriu padėkoti už padovanotą gerą nuotaiką. Visuomet malonu ir smagu klausytis lietuvių liaudies dainų, kartu palinguoti, padainuoti. Na ir kaip sako liaudies išmintis, dar kartą jūs įrodėte, kad vyrais tikėti negalima. Tai vienai, tai trečiai, tai ketvirtai, tai penktai jausi kažką ten šneka, meilės žodelius. Ir labai buvau supykusi. Bet, kada jūs ten padarėt kažkokį tai tokį įdomų judesį, supratau, kad vis tik tas jūsų kojų ten pakėlimas, pargrūvimas, nežinau, tikrai pasirodymo vienis. Sveikinu jūs ir jūs tikrai šaunuoliai! Man patiko viskas, patiko liaudies muzika, breikas, aerobika, o ypač akapela. Šaunuoliai. Aš taip įsitempusiai žiūrėjau ir taip norėjau pakoreguoti truputį scenarių, nes tiek į sceną įnešti gaidžiai buvo, aš norėjau sulaukti tos akimirkos, kad mergina kažkodėl per greit jį pastatė į kampą gaidį. Kai ponas Rastenis išėjo su šake, aš dar norėjau, kad tas gaidys būtų pagaidintas ant šakės. Ir jis turėjo būti iškeptas. Aš taip norėčiau, kad jūs pakartotumėte dar šitą variantą ir Giedrius atliktų tą, ką reikia daryti su gaidžiu. Faktiškai čia yra neabejotina, kad šitas žmogus buvo pirmas kaime bernas ir miela Onytė iš priešingos komandos. Man atrodo, jūs matot priešais savęs vertą jaunikį. Ir jisai pašoks su jumis. Tas gaidžiukas.
Ką žinau, neblogas toks. Jeigu šakės dar namuose paliktų, tai išėjęs gerai būtų. Nagi komisija, ar bus lengva apsispręsti? Labai šlykštus momentas, bet aš už berniukus. Už gaidžių medžioklę su šakėm. Nors iš principo ačiū baldelį. Aš nebalsuoju už moterį, kuri nepasiduoda. Na, bet vis tiek negalėk prieš save. Ir aš noriu balsuoti už tvirtą moterį, kuri tikrai nepasidavė vyrams. Taigi, komisijos sprendimu šio vakaro super penketuko statulėlė atitenka mano komandai. Ir tai dar ne viskas, nes Tele2 verslas jums dovanoja ypatingą pasiūlymą. Nemokamas 500 litų vertės paslaugas kiekvienam įmonės darbuotojui ir iki 30% mažesnės išlaidas visos įmonės mobiliojo ryšio paslaugoms, nes Tele2 skirta efektyviam verslui. Mieli televizijos žiūrovai, komisijos sprendimas jau aiškus, bet tik jūs nuspręsite, kuri iš šitų dviejų komandų nuvažiuos tiesiai į superfinalą. Daugiausia jūsų skambučių sulaukusi komanda paaiškės jau kitoje mūsų laidoje. Beje, didžiausių Tele2 vartotojų simpatijų sulaukusi komanda žaidimo superfinale laimės dar ir pagrindinį generalinio laidos rėmėjo Tele2 prizą. Pasiplaukiojimą lietuvių greičiausią jachtą Arabella. Gero vakaro ir likite su TV3.